Laidą pristato Savadžir – išskirtiniai įrankiai plėšrio žuvies žūklei. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Šiandieną tęsime mūsų pasakojimą apie žvejybinę išvyką į Norvegiją į Senja salą. Ir šiandien jūsų laukia istorija apie ypatingą žūklę. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje vėl nersime į Norvegijos jūros gelmes. Šįsyk ieškosime ko gero pačio geidžiamiausio trofėjaus, apie kurį svajoja kiekvienas į šiaurę keliaujantis meškeriotojas. Taip, šiandien kalbėsime apie tikslinę otų paiešką bekraštėse vandenyno platybėse. Jūros gigantų čia yra tikrai nemažai, tačiau suvilioti juos masalu užduotis ne iš lengvųjų. Apie tai, kaip mokėmės otus gaudyti ir kaip mums sekėsi jų žūklė ties Senjos sala Norvegijoje, papasakosime laidoje apie žūklę. Netrukus po reklaminės pertraukos. Spiningai Favorit tai 30 serijų meškerykočių nuo ypač lengvų iki sunkių visiems spiningavimo būdams. Favorit spininge dera ypatingas jautrumas, japoniškos technologijos bei dizainas, kurie nenuvils nei mėgėjo, nei profesionalo. Favorit atstovas Lietuvoje – Uobererija. Deepex – Lietuvos žuvims ir vandenims. Jaukai, priedai, skysčiai, masalai ir baltyminiai kukuliai. Deepex – Lietuvoje sukurta lietuviškų jaukų strategija. Čia laida apie žūklę. Dažniausiai otą Norvegijos jūroje žvejai sužvejoja atsitiktinai, žvejodami kitą žuvį. Tačiau tikslingai sužvejoti otą moka ne kiekvienas žvejas. Nors mes irgi nelabai suprantame ir žinome, kaip tą otą sužvejoti, tačiau pasitelkę vietinį žveją pabandysime šį rebusą išspręsti. Dideliame 3 dalių straipsnyje geras mūsų laidos bičiulis, pripažintas žūklės žurnalistas Audrius Blinstrubas kažkada rašė: Norvegija ne vienintelė vieta pasaulyje, kur otai yra gaudomi. Tačiau tenka pripažinti, jog Norvegijos šiaurė tapo pati populiariausia tarp meškeriotojų, turinčių tikslą susikauti su pačia galingiausia šiaurės jūros žuvimi. Ir tai tikra tiesa. Pasaulyje egzistuoja atskira žvejų rasė, kuriai nebeįdomios menkės, saidos ir kitos žuvys, nes jų taikiklyje tik vienas gelmių gyventojas – dugno smėlynuose besislapstantis otas. Mes, kaip minėjome, patirties šioje žūklėje neturime visiškai, tad kartu paplaukioti pasikvietėme žvejybą Norvegijoje Senja bazės šeimininką Audrių. Jo patarimai mums tikrai padėjo, bet apie viską nuo pradžių. Otų žūklė jūroje mums dalykas tikrai yra naujas. Niekada nesame žvejoję otų būtent tikslingai, kad būtent jūroje sužvejotume otą. Kiek buvome Norvegijoje, tai dažniausiai žvejodavome įvairią žuvį. Na, otas, jeigu užkibdavo, tai užkibdavo tiesiog netyčia. O šį kartą būtent mes, štai padedami bazės šeimininko, Senja bazės šeimininko, bandome būtent sužvejoti otą tikslingai. Masalai jau vandenyje ir aš tikiu, kad padės ir Norvegijos gamta, Norvegijos oras, Norvegijos jūra, Senja sala, salos kalnai padės mums sužvejoti šį kartą didelį, galbūt netgi trofėjinį otą. Nors Norvegijos jūroje žuvies yra labai daug, tačiau norint sugauti konkrečią rūšį, reikia žinoti, kur masalą merkti, kur tikslinės žuvies ieškoti. Todėl ruošiantis į otų žūklę, verta atlikti nemažai namų darbų, studijuojant gylių žemėlapius, mat perspektyviausios vietos, kur otai sutinkami, pasižymi išskirtiniu dugno reljefu. Norvegijoje jūra tikrai didelė, žuvies yra daug, bet ją surasti nėra taip paprasta, o tai liečia ir otą. Bet vis tik otai turi savo pamėgtas vietas, o tos vietos tai dažniausiai yra smėlėtos, seklumos, netoli labai didelių gylių. Nes būtent iš didelių gylių jie gali galbūt išeiti maitintis, bet čia ilsisi, čia ieško žuvies, smulkios žuvies, būtent seklumose, smėlėtose seklumose. Tos seklumos tai yra nuo 20, nuo 25 metrų gelmės iki maždaug 70.
Žinoma, tai nereiškia, kad oto negalima sužvejoti kažkur tai plotuose, kažkur tai didesniuose giliuose. Iš tikrųjų galima, žuvies yra visur, bet vėlgi, netgi kažkur toli nuo kranto gilumoje galima sužvejoti mažą otą, o visai prie kranto 20 metrų gilmėje galima sužvejoti otą sverinti galbūt 150 ir netgi 200 kg. Žodžiu, tai nėra taisyklė, nes tai yra tokia žuvis, kuri tiesiog mėgsta tam tikras vietas, kuriuose galima ieškoti tose vietose. Nelabai sužvejosime galbūt menkę, kitą žuvį saidą ir prie pat dugno, taip kaip ir mes dabar žvejojame, žinoma, pakliuvo viena kita ta žuvis, tam, kurios mums nereikia šiuo atveju, bet vis tik tai yra tam tikros vietos specialios ir tose vietose reikia otų ieškoti. Anot vietos žvejų, norint sugauti otą svarbi ne tik vieta, bet ir paros laikas. Efektyviausias metas – kelios valandos iki potvynio piko ir kelios valandos po jo. Kai vietos ir laiko faktoriai jau yra teisingi, tuomet belieka tinkamai pateikti masalą. O čia prasideda visas mokslas, apie kurį kalbėti galima labai ilgai. Bet, trumpai drūtai tariant, jis kardinaliai skiriasi nuo to judesio, kurį žvejai daro, gaudydami menkes, pikšas ir kitą Norvegijos jūros žuvį. Svarbiausia – nedaryti jokių staigių judesių, nekilnoti masalo aukštyn žemyn, jį plukdyti lėtai, kartą kitą leidžiant jam pasiekti dugną. Kaip keistai tai beskambėtų, bet mes velkiaujame nejungdami variklio. Mums padeda jūros dreifas ir greičio, kurio mus neša jūros srovė, pilnai pakanka, pasakojo mums žvejybą Norvegijoje Senija bazės šeimininkas Audrius. Pirmiausia, tai reikėtų pasirinkti orą nelabai stipriai vėjuotą, nes gali būti didelis dreifas, ramesnį orą, nereikia ant laisvos eigos netgi katerio judinti. Paprasčiausiai išjungiai variklį, tave dreifas neša, masalas lėtai juda, karts nuo karto atleidi valą, kad jisai siektų masalos dugną, pasitikrinant dugną. Ir tikrai jokių staigių judesių nereikia daryti, nieko. Gesini variklį, dreifas neša. Kiek? Kilometrą, 2? Kilometrą 2, žiūrit žemėlapį, kad neišeitumėte į 100 metrų gylį. Stebit pastoviai gylį, kad maksimum 70 metrų. Nes uoto smagiausia vieta yra nuo 25 iki 70 metrų. Beje, būna ir taip, kad jūroje dreifą Neptūnas išjungia. Tokiu atveju patyrę meškeriotojai naudoja ir laivelio variklį. Tai kiek sudėtingesnis žaidimas įjungiant-išjungiant katerio pavarą. Pavarą įjungus, masalai ima plaukti greičiau, lėtai kildami į viršų. Pavarą po kiek laiko išjungus, kateris ima lėtėti ir masalai lėtai plaukdami ima leistis. Vos tik nors vienas meškeriotojas pajaučia dugną, ciklas kartojamas iš naujo. Oto kibimo galima sulaukti bet kuriame gylyje. Beveik visi meškeriotojai sugavę otą pilkeriu gali patvirtinti, jog kibimo sulaukia keldami masalą iš gelmės aukštyn, o tai tarsi patvirtina teoriją, kad nuo dugno pakilęs medžiojantis otas nevengia paplaukti net iki vandens paviršiaus. Dažniausiai Norvegijoje žvejai sužvejoja otą žvejodami menkes. Ir būtent tuo metu, kaip kelia masalą, dažniausiai, kai kelia masalą, tuomet matomai otas nusprendžia, kad čia kažkokia sprunkanti žuvelė ir pasiveja ir griebia. Otas labai greita žuvis, labai greita. Jai nėra jokių problemų pasivyti labai greitai sprunkančią žuvį ir būtent jisai vejasi ir griebia tą žuvelę. Ir būtent tuo metu, kai masalas kyla aukštyn traukiamas žvejo, būtent ir būna kibimas oto. O mes štai žvejojam kryptingai otą, būtent tose vietose, kur otas maitinasi, kuris galbūt ilsisi, guli kažkur smėlyje, mes jam pateikėme labai arti masalą, praplaukė pro šalį masaliukas ir jisai atakuoja. Štai čia yra du skirtumai otų žvejyboje. Gali daug kas man papriešinti, sakyti, kad taip, mes buvom Norvegijoje ne vieną kartą ir sužvejojame otą, žvejodami menkes. Taip, iš tiesų tai yra įmanoma, bet tai yra neplanuotas, netikėtas laimikis. O mes norime sužvejoti būtent suplanuotai otą. Masalai otų žūklei naudojami nemaži. Temą apie natūralios kilmės masalus praleisime, nes naudojame silikoninius vilioklius, kurie yra ne ką mažiau efektyvūs. Anot mūsų bičiulio Audriaus geriausiai tinka 30–50 cm ilgio guminukai. Žinoma, iš didžiulės spalvinės gamos išsirinkti geriausią sunku ir lygiai taip pat sunku patarti ar rekomenduoti kibiausią variantą. Tačiau pastebėta, jog populiariausios išlieka baltos juodnugarės ir natūralistinės skumbrės, silkės, lašišos ar kitų jūroje
jūroje gyvenančių žuvų imitacijos. Beje, otą viliojant, ant sistemos kabinama viena, daugiausia 2 stambios silikoninės žuvelių imitacijos ir jokių smulkių, pipiriukais vadinamų vilioklių. Audriau, kiek aš žinau, nemaža otų yra sužvejojama žvejojant pilkerių ir kodėlgi vis tik tai tavo nuomonė nėra masalas otų tiksliniai žukliai? Dėl to nėra, kad pilkeris yra aukštyn žemyn kilnojamas, jisai priviliuoti menkiai, dedami pipirai smulkmiai ir menkiai priviliuoti. Kvailesniai žuviai. Uotas nebent labai alkanas, jisai vejasi pilkerį. Būna atvejai, kad atsiveja ir ne taip, kad pasakyčiau, reti atvejai ir dažni atvejai, bet su pilkeriu nepavelkiausi ir... Žodžiu, tai nėra masalas tiksliniai žukliai? Jisai netiksliniai žukliai. Jo, kaip spinigautojai keičia masalus, visas spalvas išbando, tai lygiai tas pats ir uotam. Reikia keisti spalvą, galgi netgi svorį sumažinti, nenaudoti 0,5 kilogramo, naudoti 300 gramų masalą. Gerai, kalbant apie svorius, tai vis tik kaip pasirinkti svorį? Kaip turėtų ėdėti masalas? Ar tiek sunkus turėtų būti, kad mes beveik vertikaliai laikytume, ar vis tik tai leisti šiek tiek horizontaliai? Masalą naudoti patarčiau pagal dreifo sąlygas. Jeigu dreifas neša labai stipriai, tai didinam svorius, kad masalas leistųsi į dugną. O jeigu naudosim lengvus svorius, mes nematysim, kad masalas pakilęs nuo dugno 3, 4 ar 5 metrus, tik tai išsileisim valą ir dugno vis tiek nerasim. Ir dar didelė tikimybė užkabinti dugną, kuo daug toliau paleidžiam nuo katerio. Nes nepajausim masalo, ką veikia masalas, tada naudojam didesnius masalus. Ką benaudotumėte, negyvą žuvelę ar dirbtinį masalą, labai svarbu į jo uodegą įsekti papildomą trišakį kablį. Apžiojęs vilioklį, otas labai techniškai moka jį išspjauti, kartais ima tik uodegą. Kai masalo uodegoje įsektas papildomas kablys, šansai, jog trofėjus užkibs patikimai, išauga labai stipriai, nors žvejį otas vis tiek sugeba apgauti. Ragavimo to viso ir nepajausi, gali pajausti staigų sustojimą, kad kai akmuo trenkėsi ir jeigu trikabis nebus papildomas įdėtas, jisai tą žuvelę lygiai taip pat įspjaus ir galvosi, kad tau atsikabino nuo akmens tavo masalas. Dugno kliuvinių tiesa išvengti pavyksta ne visada. Štai mūsų kolega Arnas nepajuto nei smūgio, nei patempimo, masalas regis įstrigo mirtinai. Kai jau norėjosi keiktis, iš rytės ėmė važiuoti valas, nors stabdis užveržtas gan kietai. Vis tik tai ne dugnas. O štai tikslinė otų žuklė ir yra tokia, kad otų ieškome tose vietose, kur jie gali būti, o tai yra seklumos. Tai yra neligilios vietos išėjimai iš gilumų ir seklumos, smėlingos seklumos, kur jie išeina ieškoti mailiaus, kur maitinasi. Ir vat būtent ten galima sužvejoti ir net labai didelį otą. Kaip dabar šiuo metu mes žvejojame 30 metrų gelmėje, toks stalas, kur lyguma yra visiškai, o štai ten yra tikimybė sužvejoti otą ir štai jisai dabar jau čia tikrai otas susikabinęs, ne kažkokia kitokia žuvis. Šį kartą esu 100% įsitikinęs, tegul 99% įsitikinęs, kad čia yra otas, arba rusų pavadininis laivas, 2 variantai. Leisk. Atsargiai su kabliais, su kabliukais atsargiai.
kągi, po 20 minučių kovos kateryje 35 kg svorio otas. Tai žinoma dar ne gigantas, bet mums naujokams užtenka ir tiek. Čia yra tai, ko siekėme. Čia nėra jokios kitos žuvies, čia nieko nesužvėjosime, o otas čia gulėjo matyti, ilsėjosi, laukė savo grobio ir mes jį radom savo masalais. Jis štai čia valtyje pas mus laive. Viskas eina taip, kaip tikėjomės, otai kimba ir reikia juos gaudyti. Audriau, štai, kai nusprendėme keliauti į trofėjinę otų žūklę, tai tu atsinešei tokius 2 daiktus, be kurių aš taip suprantu, kad trofėjinio oto žūklė, na, jeigu ir įmanoma, tai būtų labai sudėtinga. Taip, šitie 2 instrumentai labai palengvina žvejam, vienišiam, jeigu kompanijos nėra, plūduras ir karpūnas. Karpūnas, ką galėčiau pasakyti, kad trofėjiniam otui persmeigus jo raumeningą nugarą arčiau galvos, karpūno galas lieka žuvyje ir įmetus plūdurą į vandenį ir davus kažkiek tai virvės, galima atleisti ritę ir duoti jam valo, kad jį nuvargins šitas plūduras. Būtent plūduras, jis bandys paskandinti plūdurą otas, taip? Didį darbą atliks plūduras, nes nereikės jums kels ištisai viršų. Ir jisai nuvargs nuo to. Tada jums beliks tik tai prisitraukti arčiau prie savo katerio ir karpūno pagalba, šniūro pagalba galima bus įsikelti į vidų. Aišku, yra įmanoma ir įsikelti ir be jo, bet didžiąją dalį tai palengvins jums darbą, jūsų rankų darbą, jūsų nugaros darbą. Klausimas toks, kokio dydžio otą galima, sakykime, apsieiti be šito ir įsiversi valtį taip be didelio vargo 2 žvejams? Iki kokio dydžio? Iki 80, iki 100 kg galima verstis. Aišku, jeigu 4 valtį galima ir 200 otą įsikelti, bet didelė tikimybė, kad jisai pradės purdėti ir vieną iš jūsų kompanijos narių pasiūs už borto į savo vietą, jisai į valtį, o kažkas tai vienas iš valtės. Labai stipriai žuvis, jį gali ištemti. Ir savo sveikatos išsaugosit ir greičiau laimikį parsigabensit pas savo į katerį. Ir mažesnė tikimybė, kad tas laimikis atitruks pagaliau. Taip, nes jisai vis tiek už kažkiek tai metrų iškils su plūduru, nors ir jūsų valai trūktų. Tai paprasčiausiai priplauksit prie plūduro ir rasit otą kitam šniūro gale. Otų žūklė užkabino. Tad jau kitą dieną mes vėl plūduriuojame naujose plotuose ir savarankiškai bandome rasti dar vieną dičkį. Nors kantrybės čia reikia daug, tačiau rezultatas atperka visą vargą. Žvejui, norint sužvejoti savo svajonių žuvį, tuo labiau Norvegijoje, otą didžiulį, reikia apsišarvuoti kantrybę ir tiesiog nusiteikti būtent tai žūkliai. Užmiršti menkes, užmiršti saidas, užmiršti visas kitas žuvis, ešerius ir visą kitą, o tiesiog nusiteikti vieninteliai būtent otų žūkliai. Čia su visais trofėjais, ne tik su otais, mes žvejodami ir savo kraštuose, vidaus vandenyse, taip pat lygiai, jeigu norime sužvejoti ir didelę lydeką, ar starkį, ar kažką, tai turime tiesiog nusiteikti tą žuvį ir būtent tą žuvį žvejoti. Tas pats ir čia Norvegijoje. Nors gali atsitikti ir atsitinka taip, kad išplaukioja 2, 3 ar daugiau dienų, meškeriotojai nesugauna nei vieno oto, tačiau mums žūklės dievai buvo palankūs. Nauja diena, nauja vieta ir dar vienas dičkis kitame valo gale. Panašu, jog pirminę informaciją įsisąmoninome. Ištraukų žuvį vos po 15 minučių vėl sulinko kita meškerė. Dar vienas kibimas byloja, jog radome teisingus plotus ir viską darome gerai.
Kągi, laivelyje dar vienas 25 kg svorio egzempliorius. Netveriame džiaugsmu. Džiaugiasi ir kiti mūsų komandos ekipažai, kurie taip pat susigrūmė su keliomis, nors ir ne pačiomis didžiausiomis, bet labai kovingomis žuvimis. Kągi, sulig šia žūkle šiųmetis mūsų serialas apie tikslinių žuvų gaudymą Norvegijos jūroje deja, bet yra baigtas. Už gausybę nuotykių dėkojame bazei žvejyba Norvegijoje Senija ir įrankiams Savadžir, kurie padovanojo daug adrenalino. Žūklė Norvegijoje neprivalo apsiriboti monotonišku menkių lupimu. Ji gali būti įdomi, jei žinai, ko ieškai ir ieškoti netingi. Na kągi, viena žuvis tai gali būti ir atsitiktinumas. 2 ar netgi 3 tai jau yra kažkokia tai sistema. Na, o toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelio, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apie zukle@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam mūsų laidos draugai žuklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Šią savaitę konkurse vėl sulaukėme nuotraukų ir vaizdo įrašų lavinos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš tolimųjų pietinių ar šiaurinių Atlanto vandenų. Akivaizdu, kad Lietuvoje kibimų žvejai nesiskundžia. Juos džiugina upės, ežerai ir tvenkinukai. Beje, reikia pastebėti, jog draudimui pasibaigus sulaukėme antros didelių lydekų bangos. Skirtingose šalies vietose vienu metu žvejai sugavo tikrai daug ir nemažų aštredančių. Pirmą kartą mūsų laidoje pasirodė ir prie Tenerifės salos lietuvių žvejų nufilmuotas video, kuriame įamžintas gigantiškas tunas. Žuvis, kuri žvejams padovanojo daug gražių akimirkų ir sulaužė meškerę, buvo gražiai atsekta bei paleista, o gido teigimu sverti jį galėjo maždaug 200 kg. Na, o šiandien apdovanoti norime lietuvišką gigantą, kurį Trakų rajone sugavo Robert Masalskiai. Tai 3 kg 325 g svėręs karosas, kuris susigundė naktiniu slieku. Tai tikrai efektingas egzempliorius. Sveikiname Robertą, šiandien jam atitenka mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtas prizas. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Laidą pristato Okuma – žvejybinės ritės visiems gyvenimo atvejams.